Rinardas Godas savo valdomoje įmonėje pajautė, kad darbuotojams trūksta atsakomybės prisiėmimo. Vieną kartą Rinardas vienam iš tarpinės grandies vadovų nepasakė savo sprendimo, nors problema buvo rimta. Vadovas tada labai pasimetė. Direktorius nedavė net patarimo ar užuominos. Tik paklausė, o kaip tu darytum šioje situacijoje? Kitą dieną vadovas prisipažino, kad prastai miegojo, todėl atėjo pas direktorių pasitarti. Tačiau ir kitą dieną jis negavo jokių nurodymų, nors klausimas buvo skubus. Direktorius pokalbiu paskatino vadovą nebijoti suklysti. Vadovas sutiko pabandyti ieškoti sprendimų pats. Kiekvienas savininkas norėtų, kad jo darbuotojai dirbtų kaip savo, bet taip nutinka retai. Rinardas pasiekė, kad jo darbuotojai gebėtų patys priimti sprendimus. Tada jie patys atlieka veiksmą, pajaučia jo pasekmes ir atlieka savirefleksiją, po kurios seka kitas sprendimas, įvertinantis ankstesnę patirtį. Rinardas nemažai eksperimentavo savo kompanijoje, kol surado geriausias sprendimų priėmimo ir refleksijos formas. Refleksijos tapo įrankiu, leidžiančiu darbuotojams klysti, iš klaidų mokytis ir tobulėti.